Sveiki, rебята. Nu ką, naujas epizodas ir mes nupirkom naują aparatą. O kokį aparatą jūs greitų metų sužinosit. O realis šiaip savo, ne? Filmuot. Jo. Tai ką, aš jau nupirkau tą mašiną. Kameristui dar nesakiau, kas čia per aparatas. Jis irgi nežino. Tai jūs galit paspėliot, kas čia bus per automobilis. Ta automobilį aš nupirkau pas Perikupus. Seni, mes sužinosim, gerą mašiną pardavė ar ne. Tai jeigu ką, viską parodysim žmonėm. Tikiuosi nereikės grąžinti. Linkėjimai tau. Tai viskas čiki, mes nupirkom už gerą kainą. Skaityk gal, nu nesakysiu, kad pusė rinkos kainos, bet kaina tikrai nedidelė tos mašinos. Tai aš manau važiuojam, o po keliui tu pabandysi paspėliot, seni. Nu, davai paspėliuosi. Gal atspėsi, aš tau porą užuominų duosiu. Gerai, davai pabandom. Davai pratrinsiu aš tau dar kamerą, nes žiūriu viskas jau čia. O koks biudžetas maždaug? Karočią, biudžetas... Gabalai, tai čia... Einam spėliuosi, kuri mašina bus. Imam skėtį ir gazuojam. Davai, bandom. Gerai, karočią, stovint iki šitos vietos, tu tą mašiną pamatysi. Arba... Į tą sidabrinį nenori pažiūrėti, seni? Šitas? Nu, kaip manai, praskyti miške būtų gerai ar ne? Pas mus už paskos dar Amelas važiuoja, jeigu ką. Tai dabar bus kaip tai ar... Draugelis jo sako, aš tuoj tave, nu tai toj pažiūrėsim, kaip ten Amelas ir kaip važiuoja. Nu va, kad negalvotų, kad labai čia... Labai maža taupyti, tai ne, va, pažiūrėk iki kalėnų. Nu, jis specialiai! Davai, tavo Amelas apsivers, kur tu važiuoji, Opa, mūsų SRT stovi, žiūrėk. Opa. Tuščia. Nu ką, atėjo laikas, manau, parduot jau šitą mūsų legendinį Poršiuką. O parduosimės jį per Auto.A svetainę. Tai hebra, aš jau sakiau, tai yra nemokamai, labai patogu ir greitai. Tai ką mes dabar darysim? Padarom geras nuotraukas, nes mes bandėm parduoti Civiką, bet per mažai ten buvo informacijos. Tai pribydino, bet nepakankamai kiek aš norėjau. Tai su šitą mašiną įkelsim daugiau informacijos, daugiau nuotraukų iš salono, visų pažeidimų. Tokiu būdu mes galėsim gauti daugiau pinigėlių, kadangi žmogus, kuris pirks šitą mašiną, pasižiūrės visus trūkumus, įvertins visus pliusus, visus minusus ir galės jau daugiau gal pabydinti. Tai kad hebra davai, kameristas paruoš savo bazuką, pastato mašiniuką gražiai ant aikštelės, pafotkinam, visus trūkumus, viską surašysim ir kelsim į Auto.A svetainę. Nuotraukas mes turim, o dabar važiuojam, tai yra einam ir įdėsim skelbimą. Opa! O skelbimas jau paraštas. Pažiūrėk, kameristas, aš jau čia maksimaliai daug nuotraukų įkėliau. Opa, iš salono ir pažeidimų, va, žmogus matys, kad rankena sulūžus, čia skylės sparne. Tai maksimaliai daug nuotraukų padariau, kad žmogui nekiltų jokių klausimų. Pasižiūrės į nuotraukas, informacijos daug, viskas savo statymą padarė. Jeigu didžiausias įstatymas jau bus, mašina jo, sveikinu. Tai kad hebra naudokitės aukcionų Auto.A. Minčių buvo tik tais kokį, nežinau, Subarikas arba koks Opelis kažkodėl tai, bet kitų tai neįsivaizduoja. O koks biudžetas maždaug? Karočią, biudžetas 4 štukos.
4 gabalai, tai čia... Jo, šiaip aš iš pradžių irgi žiūrėjau kažką, nu tokio iki 500 eurų štukos, nu va tokio, nu kad negaila būtų kažkur į mišką išlėkti, gal kažkur padraskyti, nu va. Bet pamatęs aš tą variantą, nu aišku jisai brangesnis, bet mašina... Nežinau, aš galvoju dar kokią Mazda galbūt. Mazda. Hebra, ką jūs manot? Parašykit, nu? Aišku, kažkas to prosuks ir tipo, o, čia ta mašina, ne? Nes po kelių minučių gal jau žinosim, kokia mašina. Jo. Tai gerai, mes jau beveik šalia, tai jeigu tu neatspėjai, tai ką žinau, nu, aikšteliai pasirinksiu kažkokį plotą ir pasakysiu... Iš kurios mašinos pasirinkti, taip? Taip. Tai aš manau bus taip paprasčiau gal. Davai. Nors tu žinai jau kiek pinigų, tai tau jau bus lengva. Gerai, o maždaug, nors aš arčiau šito atsakymo, ar nelabai? Pagal marketą turėjai minėti? Jo. Ne, supratau. Ne. Gerai. Davai, toj būsim aikštelė ir bandysi atspėti. Davai. All the hate don't faze me. All the money that I make now, I'll never let it change me. Little OP with a brand new bitch. Back in the club with the cowboy clip. Iced out teeth on the iced out whip. With the limousine tints, you can sell my dick. Nu ką, seni? Einam spėliuosi, kuri mašina bus. Imam skėtį ir gazuojam. Davai, bandom. Pažiūrėsim, atspėsi ar ne. Nu, tikiuosi, kad taip. Nes užuominą aš tau gerą tikrai pasakiau. 4 štukas. Ok. Nors, karočią, daugiau nieko nesakau, einam. Sėdu. Sargiai, seni, čia eismas labai toks judrus. Mane su skėčiu nujobint. Gerai, karočią, stovint iš šitos vietos, tu tą mašiną pamatysi. Tai davai, apsižiūrėk ir... Jinai tipo aplinkui čia kažkur? Vat iš šitos vietos būtent tu ją pamatysi. Aha. Gali savo variantą įmest, pažiūrėsi. Gerai. Ką žinau? Nu čia 4 štukų, aš nežinau, aš iš karto pagalvojau tą Simiorą kažkodėl tai, nes tu kaip BMW fanas, žinai. Nu kaip manai, Simiorą draskyti miške būtų gerai ar ne? Nu, su tavim, žinai, galima ir Simiorą padraskyti. Ne, šiam kartui gal ne, atsisakysim. Tada dar pas mane spėjimas, kad šodėl ta šitą bulką, ar audinį čia, jo. Audinė, ne? Jo. Karočią, gerai, dar vieną užuominą, va, rakčiukas, pagal raktą kažką. Parodyk. Aha, rakčiukas. A ne, rakčiukas neišduoda. Jo, nes... Gerai, tuoj. Blemba. Iš šitos parkuotis. Nu viskas lieka, ką žinau. Arba... Į tą sidabrinį nenori pažiūrėti, seniai? Range Roveris šitas? Kaip to šitas? Ar ne šitas čia? Nu, turbūt, aš nežinau. Davai pažiūrim. Ekstona, rimtai. Kaip tavo aparatas? Realiai neatspėčiau. Nu, nepagalvočiau, kad už 4 štukas, tipo... Pažiūrėk, ką mes turim. Tai geras. Su šito daiktu mes galim kažkur ir vandenukai važiuoti. Kaip tavo aparatas? Nu, aš rimtai nesitikėjau. Pažiūrėk. Aš kažkodėl tai galvojau paprastesnę mašiniuką. Opa! A mums paprastesnį nereikia, seniai. Normaliai važiuosim į mišką, ateik čia. Pažiūrėk, koks salonas. Oi! Kaip tavo aparatas? Automatas čia? Ne. Karočią, tai va tas mane ir sugundė, kad čia yra mechaninė. Čia tipo labai retas atvejis, taip kaip būna? Šiaip Range Roverio aš labai mažai turės, bet aš įtariu, kad tikrai, nu, retas dalykas mechaninė. Tai pavažinėt kažkur miške ant kalniukų, tai čia labai geras bairis. Nu ir šiaip mašina nėra žema. Tik vienas niuansas, kad čia yra 2.7 motoras dizelinis. Ir daug kas sako, kad čia yra nelabai, švelniai tariant, nelabai geras motoras. Tai nežinia, kur jis gali užlinkti. Gal kažkur vidury miško gali jisai, opa, užgest ir viskas. Bet šiaip, man patinka, motoras gražiai dirba. Kaip ir viskas veikia.
žmogus šitą mašiną prižiūrėjo prieš tai, yra sąskaitos. Parodysim, kaip motariukas dirba, pažiūrėk kaip tyliai. Opa! Man tai primena Audinės motorą. Grinai. Bet šitas dar tyliau dirba. Nu ką, gražus aparatas? Jo. Reikia biškį apsižvalgyti su kamera, parodyti žmonėm. Tu apeik ratukų, pafilmuok mašiną, žmonėm parodyk. Davai. Let's go through the headlines first. With 7 seats, it's more practical than a Range Rover. It's bigger than a Range Rover, more powerful than a Range Rover, faster than a Range Rover. Sounds great, but if you dive behind the headlines, the story's less rosy. Nu ką, vat sen ir saulė išlindo, ne? Nu jo, nusiramina biškį lietų. Atsargiai, kad mašiną partrenktų arčiau, ateik. Davai pažiūrim, gal kažką turėsim dovanų žiūrovams. Ką čia mes turim? Nes žinai, žmonės dažnai palieka mašinose kažko dar. Kaip čia išsimt, karadžiu, nežinau. Dovanų turbūt nebus šitoj mašinai. Nu nieko, sugalvosim vėliau. Dabar aš manau einam į saloną, pažiūrėsim, ką gero šitas Range Roveris turi. Šok iš tos pusės ir parodysiu. Opa, žiūrėk, ką mes turim. Kas čia? Čia žmonės pagalvotų, kad racija. Ne, čia ne racija, čia... Turim mes tokią funkciją kaip... Čia reikia kažkam patrukdyti, ne? Čia gervė. Supratai? Prie medžio, jeigu kažkur užklimsim, opa, pririšam iš... O jinai veikinti? Nežinau. Šito nežinau, nes mašiną pirkau pas Perikūpą. Tai patikrinsim po to? Jo, patikrinsim, bet aš manau, ten labai geras žmogus, tai viską pasakė, kas yra. Pažiūrėk, ką mes čia turim. Čia labai daug funkcijų. Čia turbūt pakaba. Aš pats dar nežinau, ką jos reiškia, bet pagal piešinuką matau, va čia va šonu važiuosi, ten pakilt, čia dar kažkas žiemą. Tada aparatas mūsų ant paduškų ir mes jį galim pakelt. Aš manau, tu dabar pajausi. Jo, ką. Opa, važiuoja aparatas. Jaučiasi taip. Keista, kad viskas veikia, ne? Nu, Range Roverį su pakabom, jo, žinau, kad pneumatėm sunku. Geras, ir šiaip gan aukštas dabar pasidarys. To išeisim su kamerą pafilmuosim, bet dabar kol kas dar apeisim. Tada žiūrėk, yra palėtintojas. Karočiui, su pirmu bėgiu, jeigu man reikia, kad tas pirmas bėgis būtų dar lėtesnis, opa, paspaudžiam ir važiuojam. Tai mums padės, jeigu mes kažkur užklimsim. Kad nemūčint sankabus, žinai. Dar žinai, kas čia, blėt? Čia 3 liukai. Oi, nu. Ir tiek langų, kad pas mane chatoj tiek langų nėra. Nu, rimtai. Akvariumas toks. Jo. Čia faina tačka. Pažiūrėsim, kaip jį mums tarnaus. Aš manau, su šito aparatu mes tikrai kažką pabursim. Kad būtų įdomiau. Gal netgi apklijuosim šiek tiek jį. Karočią, šiaip nenusprendęs aš dar, ką mes su ją darysim tiksliai, bet tikrai šitą mašiną matysit epizoduose, išlėksim kažkur į mišką, kažkur biškį pagazuosim, kad būtų įdomus kontentas. Tai, ką žinau, ką mes darom? Mes davai patikrinam, kaip muzika groja. Tikrai negeriau negu Porsche. Iškart matosi, kad rimtas žmogus važinėja su Porsche, a? Nes Porsche ten gera aparatūra. Tiesiog panaši muzika. Tai čia iš Porsche ir yra kompaktas. A, jo? Jo. Supratau. Užkabina muziką. Tai ką, aš žinai ką manau? Davai važiuojam, tikrai žiūrovams bus įdomu pamatyti nors kažkokį trumpą važiavimą. Patestuojam. Nu, davai. Padarom šiokį tokį greitą test drive'ą. Ir pažiūrėsim, ką šitas aparatas gali. Aš kaip tik vieną kalną žinau. Tai va, tenais ir važiuojam. Pagmelį. Davai, važiuojam.
welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95. Nu va, po biškį. Op, op, op. Po biškį ir praeis, man atrodo. Bet ką čia reikia įjungti? 4 sukasi ar ne? Tai čia ką, bloga mašina ar čia vairuotojas? O! Va, dabar pasirinkau funkciją. O kokią funkciją aš pasirinkau, senį? Kad baluojamės. Tai va dabar turėtų važiuoti, manau. Ai, ne tą funkciją pasirinkai? Ne, nu čia buvo standartas, čia yra daug funkcijų. Miškas, ten bala, sniegas. Tai va dabar... Nu davai, pažiūrim. O, Ai, kaip, bet lengvai iš karto. padangom aš manau tikrai gerai. Jo, su tokiom padangom. Kad žmonės suprastų. Aš jau filmavau jo padangas, nu bet čia nesimatys, kadangi purvo daug. Gerai, išvažiuoju iš čia ir bandom. Matai, labai dabar geras oras, kad palijo biškį. Tai apsunkina važiavimą. Ir balos yra. Lengvai, hebra. Reikia tiesiog žinot, ką paspaust tokioj mašinai, nes aš tai nevažinėjau su tokiais aparatais. Gerai, ieškom kalną. Kažkur buvo kalnas. Čia kalniukas geras, nes aš manau po lietaus ir su tokiom padangom tikrai neužvažiuosim. Nu jo, gal nereikia lysti. Rizikuot galima šiaip. Bet po to neišlypsim. Čia ir paliksim mašiną. Aha. Nu įdomi. No. Bet vis tiek reikia išbandyti kažkokį kalniuką. Iš šitą tikrai nevažiuosi. Nes padangos labai silpnos, žinok. Va, toks kalniukas. Kalnas tikrai didelis. Jeigu būtų sausa, tai lengvai. Bet dabar šlapia ir tokios padangėlės lievas. Nu, bet toj kažką sumastysim. Kažkur užvažiuosim. Nu ką, Andriucha, sugalvoji? Kai visada kažkokia tai... Ką, hebra nori matyti, paliubomu bandysim dabar užvažiuoti. Man žiūrėk, jau mailas irgi bando. Opa. Davai, tavo mailas apsivers, kur tu važiuoji, durti. Gerai, sekantis kadras bus jau, kai gulės ant šono. Sekantis kadras, kai mes trauksim, čia su libiotke šitą. Sekantis kadras bus van tas kadras. Gerai, šiaip, nu blin, pabandysim tada iš jėgos, žinai, įsibėgėsim biškį ir užšoksim gal. Bet labai šlapia žolė, tai. Ir čia statom ką, o, pažiūrėk. Viskas. Nu ką, viskas? O ne, išvažiavo žiem. A, nu va. Gerai, bandom čia. Tada aš nusileidžiu, filmuok ir pažiūrėsim, užlėksiu ar ne. Jo, ten tai fainai bus. Kokie statymai? Bet šiaip čia toks stoti įkalnė. Nu tai pažiūrėk, va. Jo. Gerai. O ten jeigu ką kažkaip pravažiuot palibomu čia galima. Nu, turbūt jeigu keliukas yra, tai no. Čiagi kelias.
Pravažos yra, čia kelias, aišku. Nu. Tai gerai, bandom tada. Davai. Statyk kamerą kur nors dar, kad matyt kitą rakursą. Gerai, įjungiu nuo kalno užlaikymo tą funkciją, aš nežinau kaip jinai vadinasi. Važiuojam, seniai. Nu, po lietaus čia bus sunku užvažiuoti. Geras čia kalnas, seniai. Taip, gerai, palėtim tai iššūkiam. Opa. Oi, atsiprašau. Eik tu, kai... Aš nesitikėjau, kad taip lengvai. Laisvai, seniai! Vat kaip lengvai užvažiavo. Čia ne mašina, čia monstras, pažiūrėk kaip jinai. Aš nesitikėjau, kad taip lengvai. Normaliai, prikolas šiek tikrai geras. Nu kaip aparatas? Taip lengvai, eik tu savo. Bet aš nesitikėjau, nu, padangos tikrai prastas. Užlėkė jisai paprastai ir greitai. Geras aparatas. Karočią, aš jau sugalvojom jo pravardę. Bus Kamazas. Kamazas. Nes jis atrodo kaip Kamazas, pažiūrėk. Vėjas labai stiprus, nežinau, gal nesigirdė. Gerai, svarbu matėsi, kad užšokau ant to kalno, ne? Tai gerai, tada davai dar paieškom kokį balą, nes man įdomu. Nu, bet į kalną tai žostkai jis greitai užvažiavo. Aš nesitikėjau, aš pats, kol nusileidinėjau, vos nenusijau. O prikinį, jeigu padangas dar pakeist, kas bus? Kiek čia milimetras, nežinau. 5 milimetrų nebus. Oi, Melas irgi gal nori išbandyti. Važiuosi ar ne? Važiuosi? Gali pravažiuoti. Nu davai, pažiūrėsim. Bet jeigu ką, aš tavęs netrauksiu. Nu padangas irgi nieko geriau. Bet pas jį dar prastesnis, man atrodo. Jo, jo. Ne, tu tai prisisek gal. Blogas čia pavyzdys, reikia sektis visada. Nu kokie statymai? Pavyks jam? Užvažiuot ar ne? Pas jį irgi blokiruotis yra. Mes čia kažkada buvom, bet čia jau labai tešlynas buvo toks. Tai iš 3 karto, gal iš 4 mes išvažiavom. Irgi buvo rimtas džipas. Šiaip čia dabar palyjo, bet ne tešla. Tai, nu, gal ir užlieks. Nu, tuoj pažiūrėsim, ką čia spėliot. Dabar dar lietus prasidėjo. Melas važiuoja. Op. Nu žie, lengvai eina irgi. Nesitikėjau. Bėgu nuo lietaus, na. Nu tai ką, čia su padangom blogai ir gerai? Savo seni, toks bitak. Šiaip pasakyti, tai toks tikrai status tikrai. Nu ką, davai padarom nuotraukėlę ir gazuojam, nes jau pradėjo žostkai lyt. Nu gerai, jis nori dar va iš šitos vėžės užvažiuoti su ML-u. Davai, papilnuok senis, pakentėk biškį. O, aš jau irgi šlabės. Matom, kapišoną uždėsiu. aš ir taip jau sudėjai. Nu? Kas? Bamperį paliksi tenais. Bamperį paliksi? Aukštai labai. Nu, gali būti, jo. Nevažiavo? Ne, bamperių kabintų. Ir šiaip labai toks, žinai, žemas tas ML-as, ant dugno gali sėsti. Žiūrėk, Range Roveris skersai šitai. O Range Roveris tai čia lengvai. Davai. Gyvatėlio, jo tokis. Op.
Čia jau įdomiau. Nu ką, radom naują hobį senį, ne? Jo. Tik ne per tokį lietų. Leidok išvalyti. Opa, все, ledas. Ką, matosi ar ne, senį? Like. Opa. Offroaderį. Nu ką, bet važiuojam į offroad ar ne? Karočiui, reikia tada paplanuot Hebra. Jeigu bus įdomu, davai, parašom, lėksim į purvynus. Nu va, kad negalvotų, kad labai čia labai maža duobėtė, tai ne, va, pažiūrėk, iki kalėnų. Gerai, viskas. Sušlapom, dabar važiuojame į garažą. Nu, kokie tavo įspūdžiai po tokio test drive'o? Na, labai faina šiaip, offroadas šiaip yra linksmas dalykas irgi. Tai aš manau, mes prie šitos temos dar grįšim. Gaila, kad sušlapom ir nepasiruošėm. Aš manau, reikia, jeigu važiuoti, reikia normaliai pasiruošti. Bet kaip pirmam test drive'ui, tai aš manau, čia pakankamai mes padurniavom. Jo, bet žinai, 15 minučių atgal buvo lietus ir toks jausmas kaip audra. Dabar jau viskas Lietus, saulė šviečia. Saulė čia tavo kaimynė ar kas? Taip, kaimynė mano. Vėl gausi vėlių senį, nejuokauk taip. Ne, nu, tai supratimo irgi reikia, kad juokaujam taip, žinai. Aišku reikia. Tai ką, mes biškį padurniavom, atsipalaidavom, tai aš manau, reikia grįžti prie darbų, nes pas mus stovi makanas, kurį mes turim pabaigti, ten mažai darbų liko, ir Jeepas RT, prie kurio mes irgi tuoj prieisim, nes jau motoras guli ant stalo, visas detalės mes gavom. Tai aš manau, šią dieną mes jau pabaigsim, nes yra dar reikalų ir jau beveik 5, o kitą dieną prieisim prie darbų. Tai, manau, šitą dieną galim užskaityti. O dabar važiuojam, gal nuklausim mašiniuko, ne? Nu, varom, nes jinai... Nes būtų įdomu dar pakelt ant pakėlėjo ir pažiūrėti, kaip atrodo šitas aparatas iš apačios, patikrinsim tepaliuką. Ir viso, ir galėsim eksploatuoti. Va taip. Gerai, pagnalė. Ką, Hebra? Reikia biškį padirbėti. Pasilinksminom su džipuku, ne? Taip. Pas mus nauja diena. Žiūrėk, ką mes turim. Mums atėjo detalės džipui, kurių mums trūko ir be kurių mes negalėjom surinkinėti motoro. Va, ką mes turim. Kas čia? Čia bus tarpinės išmetimo, žvakės, kondiko tarpinės, žiūrėk, žiedukai kokie. Davai, parodyk. Kaip manai, kiek kainuoja va šitas vienas ir kitas žiedukas? 20. Tu ką, vėl matėjai? Mano sąskaita, iš kur tu spėjai? Ne, tai 20? 20 eurų šitas žiedukai, įsivaizduoja? Nu, tai Nu va, šitas va žiedukas šūdinas. Ir šitas, ten vienas 19, kitas 20. Iš karto man flashbackas į tą pamini plastiką su pasemkė, už 100 pėm kiek jinai kainavo, ja? Ralonas, ten arkas, ralonas, makrofleksas. Žvakė viena kainuoja 13 eurų. Šitą nesąmonę 20. Daug aš dar patikslinu, kad neapgaut žmonių. Taip, žvakės, 13 eurų vienetą, čia 8 vienetos, nu tai 108 eurai. Taip, ką čia mes dar turim? Šitos tarpinės išmetimo kainavo po viena 18, kita 24. Kodėl toks skirtumas, nežinau. Bet palyginka, ne, 2-4 metalinė. Va, aš buvau patikrinęs. Ir va šitas žiedukas, 2 eurų. O šita tarpinė, 115 eurų. 115. O tai gerai, jeigu tas žiedas 20 eurų kainuoja, už ką jisai atsako? Čia į kondicionierį. Šitie žiedukai, nes jeigu mes jų nepastatysim, leis kondiškės frionas. Supratau. Tai kad, nu, būtinai vis tiek reikia. Tai ką, tai mes važiuojam dabar pas mūsų kolegą, pas mūsų draugą ir pažiūrėsim, nuvešim detalės. Aišku, jis ten nieko nerinko, nes nebuvo detalių. Nuvežam ir manau, jis galės jau pradėti dirbti su motoru. Važiuojam, jau kaip tik mašinas važiuoja ir bus daug triukšmų. Tai mes spėjom viską rašyti, haha. Just a day thankful that's just keep my warning before I
AK-47, 11 with a custom grip. Rearrange it then with the swivel. Bust a whip and just another day. Thankful that I success. He might want it before I have to break a tree. AK-47, 11 with a custom grip. Rearrange it then with the swivel. Bust a whip and just another day. Thankful that I success. He might want it before I have to break a tree. Opa, mūsų SRT stovi, žiūrėk. Gražiai suvinioja, kad neprilytų, nes motorą išėmėm nėra masės, manau. Gerai. Vienu atiduosiu detalės ir paklausiu, kada pradės. Nes mes, kodėl taip ilgai, nes neturėjom detalių, tai teko žmogui išvaryti, atlaisvinti vietą darbo. Tai... O dabar atiduodu detalės ir toj pranešiu, ką jis pasakys man. Gal kitam videose užkursim ir galėsim test drive padaryti. Tu ateisi. A few moments later. Nu ką, pažiūrim, ar nesurudėjo mūsų aparatas. O gal jau motoras stovi? Opa. Ai, Tuščia. Nėra, nieko nėra. Gerai. Nu ką, šiandien pas mus penktadienis. Tai pasakė, kad pradės pirmadienį. Tai manau, kaip tik kitam vidosui gal ir jį pakursim. Gal ir pavažinėsim. O dabar mes turim kitą džipą, Range'ą, tai sėdam ir kaifuojam su juo. O mes ką dar šiandien padarysim, penktadienis, aišku, diena tokia neįtin efektyvi būna dažniausiai, tai mes dar turim makaną nuvežti pas kebulistą, kad mums suvestų visus tarpukus. Tai šokam, važiuojam, tralistas jau šiaip turėtų neužilga būt. Davai. Važiuojam. Važiuojam. Nu ką, aš galvoju, reikia pabandyti, ar veikia mūsų gervės ten, kaip tu manai? Nu, turėtų veikti. A? Yra pora minčių, pas mus yra mašina stovinti, pažiūrėk, svinovėlis. Šitą legendą mūsų, ne? Šitą legendą, taip. Davai, užsodinam, aš matau kaip tik traktoriukas čia lygina žemę, tai aš manau rasim mes kur čia užsodint, užsodinam ir pabandysim. Išvis, veikia šitą gervę ar ne. Tai davai tada kūrėm, opa, rakčiukas paruoštas, kūrėm šitą aparatą. Ar iš visą jau užsikursis? Galbūt akumas sėdis. Gali būti, jis pas mane, nežinau, 2 mėnesius tikrai stovi. Nu dabar patikrinam. Iš pusio pasukimo, ką? Na. Davai, tada aš matau, toj pusėj ten yra smėliuko. Paguldysim ant pilo. Davai, Davai. Pafilmuok. Nu viskas. Negalvojau, kad taip lengva mašina pasodinta, ne? Jo, vse. A. Opa, vse, ne viskas. Nu į priekį išvažiuot, bet jeigu į galą. Biški pakapot vienoje vietoje reikia. Op. Ne taip ir lengva senį užsodinti. Nu. Kapoja legenda mūsų. Op, akmenukas. Dabar jau sėdi. Vse. Nu ką? Dabar jau tikrai sėdi. Šiaip šitą dalyką turėjo daryti kaskadžioras. Bet gerai, įmam džipuką ir aš privažiuoju pažiūrėti. Nu. Ką, užspaudžiam rankinį ir kažkur aš turėjau gervės pultelį. Kur mano pultelis? O, radau. Yra ten už ką prikabint? Rasim, senį. Ką, mes nerasim kur prikabint. O. Ledas. Keista, kad veikia, ne? Nu kaip keista, jeigu tvarkinga buvo. Matosi, kad nieks net nenaudoja. Va, pažiūrėk, pagal šitą vietą matosi, kad nieks nenaudoja jos.
Nu matai, čia ir mašina šiaip neatrodo, kad būtent kažkas naudoja off-roadui, žinai. Čia vienam kartui, žinai, iš tų poros metų gali ir panaudoti ją turbūt. Nes jinai labai tvarkingai atrodo. Nepasakyčiau, kad off-roadui tikrai važinėjo. Jo, šiaip man net jos gaila būtų dabar baloj sodinti. Nu. Bet aš manau bus tokių dar epizodų, mes tikrai su ją pakursim kontentą, tai yra minčių ką daryti, tai kad chebra pamatysit viską. O dabar ištraukiam mes. Nu. Šitą kiaulę. Taip, kur čia, opa, kiauliukas mūsų, to jis išvažiuos. Dar biški. Op, yra. Užkabinom. Nepataikiau. Op. Visio. Geras. Davai, aš dar rankinį užtrauksiu dėl viso ko. Rankinį kruizerį? Taip. O kodėl? Kad būtų sunkiau. Ai, kad bus sunkiau, aš galvojau. Opa. Šiaip. Davai. Tu tik atsargiai čia stovė, kad trosas neplyštų. Nu, davai. Ai, čia taip galima? Nuotoliniu būdu, nu. Va taip, gali. Ir va taip. Opa, ir va taip. Tai irgi atsargiai, nu. Ką? Op. Biški mašina važiuoja. Aha. Stabdį palaikyt. Davai, Jo, stabdį. davai. Nu, kokie statymai išsitrauks. O, gerai, eina. Nu ką, dar pabandysiu, aš jį patrauksiu. Su mašina? Jo, visus navarotus dabar įjungsiu. Davai. Oi, rankinį pamiršau. Va, dabar važiuojam. O užsikapoji pats? Nu ką, viskas, ištraukiam. Šiaip patraukti su mašinį neišėjo, nes padangos, aš manau, silpnos. Bet gervė, tai geras dalykas. Jo, puikiai veikia. Gerai, tai mes, kol laukiam tralo, kaip tik dabar atvažiuoja stiklus mums įklijuot, priekinį ir galinį, Makanui. Tai aš einu persirinkti. Ir padėsiu chebrai įklijuot stiklus. Ir tada už poros valandų bus traliukas. Viskas ledas, mes viską gražiai šiandien spėjom. Aš einu persirinkti, seniai. O tu čia padaryk tokį fokusą davai, žinai, kur žmogus apsisuka ir apsirengia kitaip. Davai. Tai man čia reikia stovėti, ne? Jo, stovėk ir sukė. Opa! Va čia tai fokusas, o ne? Seniai. Jo. Gerai, einam dirbti. Stenka čia nesąmonėm užsiminėt. Nu ką, seniai, o dabar mes grįžtam prie darbų. Dar šiek tiek laiko mes turim. Dabar atvažiuos žmonės, įklijuos stiklus į Makaną, priekinį ir galinį. Priekinis stiklas pas mus pirktas naujas. Dabar neatsimenu, 300 eurų gal, 310 euriukų. Tai jeigu kam reikės, galite kreiptis, turim kas ir stiklus gali užsakyti už pigesnę kainą ir naudotas detalės, nepamirštam. Tai, o dabar žmonės įklijos stikliukus, o tu, kameristas, užfilmuok viską. O po to, po poros valandų atvažiuos tralas ir važiuos mašina pas kebulistą. Mums reikia sutvarkyti visus tarpukus, kad būtų gražiai. Kadangi kai dažyklui ardė mašiną, vis tiek nuiminėjo vėl kapotą, duris, bagažinę, tai, nu, tarpukus atgal neatstatė. Tai vežam į pas kebulistą ir padarys tarpukus. Ir kitą savaitę, manau, jau bus kiti darbai su Makanu ir bandysim SRT užkurti. Nes mūsų draugas sakė, kad kitą savaitę pradžioj pradės daryti SRT motorą džipui. Tai, manau, ten bus irgi dvižukos. O dabar važiuojam dirbti. Stiklus įklijavo, įstatom žibintus ir mašina keliauja pas kebulistą. Jau pamatysim su gražiais tarpukais mašiną. Gal tokius zazorus ir paliekam, ką? Gal nereikia reguliuoti?
Ne, reikia pareguliuoti, nes negražiai stovi ir kapotas, ir sparnai. Tai žibintai bus ne šitie, juos įdėjom tik tam, kad būtų ką reguliuoti, nes mes dar ieškom žibintų full ledų, o čia su lešiu paprastas biksenumas. Čia nuo fludo, taip? Ai, neatsimenu jau žinau. Ką. Man atrodo, kad jo. Ne, čia ne nuo fludo. Va šitas nuo fludo, nes matai, kad esu jisai eina tamsus vidus. Lešio, matai? O ten šviesus, čia jau nuo ESO, Macan S. O mes dėsim full ledus, kurie eina pagal komplektaciją šitoj mašinai. Tai mes jų dar ieškom, nes kainuoja pinigų ir mažai jų yra. Nieko. O dabar laukiam tralo. Viskas, kameristas, gali išjungti jo kamerą. Opa, traliukas jau vietai, davai, kūrė mašiną ir varom. Išvažiuosi taip su mašina? Jo, išvažiuosi. Gerai, laukiu. Kameristas seriją ir pabaigsim to. Jo. Davai atsargiai tik tais nenukris, nes kels dabar mašiną. Svarbu, kad nenukristų, kaip tada M5. Ja, tai aš dėl to dabar ir sėdžiu salone. Aš jau supratau, pamokėlė gera buvo. Gera tikrai, va, įstatysi, priminsim žmonėm, kaip ten buvo su M5. Irgi ant ralo užvažiavom. Ir išlipau už mašiną anksčiau laiko. Tai ką? Tai ką, все tada Hebra, davai iki kito epizodo. Turbūt iki kito. Davai. Flex up, stretch out, big bands, whoa. Flex up, stretch out, big band, 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 whoa. Go tell the cops, I bet you don't get no murders out me. Flex up, 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 steez up, steez up, steez up, steez up. Pick up the cake, yeah. I pick up the cake, yeah. Spread your bitch, she gave me feet, yeah. I sprayed at the op, yeah. She got shot at the face. I'm on codeine, I'm falling in love with codeine. I really be sipping the lean, I'm not sipping the green. I'm doing them drugs, me. I'm doing them drugs, me. That white hoe love me. That white bitch love me. Ой, нахуй, бля! И меня свищкину. Паролик. Вишки, аптачки, не хочу бойцов. С полтой скидывайся на баллон. Нормально, камеристас исполняет. Ну давай, Козюкона. Ну если специалист! Эй, кто нахуй! Специальный бандоп ташкитно. Тихо. Nu ką, reikia gražų kadrą pagaut, manau, ne? Jop. Vidosiko galui, a ne? Man patinka šitas makančikas, baltas labai gražiai atrodo. Svarbu, kad gražiai nudažė. Jo. Nu tai čiūvi dar. Gražiai, jeigu nudažyti, tai... Nu jo, kaip už tokį kainą. Kodėl ne? Yra, kur gali nudažyti tau už štuką mašiną, žinai, bet... Kokybė. Kai tu važiuosi į plovyklą ir tau nujobins dažus su Kerkeriu, tai tada supranti, kad... Gal iš pirmo kartą vieną kartą nudažyti, ne, blėt, 5 kartus vėliau. Po štuką. A? Opa. Dronas vos neišskrido. Dronas. Dronas vairuoja, dronas tai skris. Nu ką, padarom gražų vaizdelį? Jo. Žmonėm patinka, kai su dronu filmuojam. Video outro tokį. Iš kur tokie žodžiai, kameristas? Nu ką, tu galvoji, kad aš tokiais vyrais sukuos ir nežinau, kas yra outro?
Wow, krasava seniai. Tačiuką, nu. Supratingų žmogum dirbam. Nu, faktas. Gerai, man reikia paskambinti tralystui, kad jis jau važiuotų. Kad galėtume paleisti droniuką, ne? Droniuką tu nepaleisi, o su dronu aš pabandysiu skristi. Oi, tu naiva! Seniai, norėjau pasadinti droną ant galvos. Nesigavo biškį. Ne, visai šiek švelniai. Nemokamai kirpyklą, karočią. Reikės pabandyti. Nu ką, viso, jungsi Nikui kamerą. Baigiam savaitę. Ne, ten, oi, blei, nestipriai ten per galvą dronas. Čia, man atrodo, aš dronai. Dronas drono. Dronas dronai. Sena. Daryk šitą, blėt, klausimą, norėjau sakyti kamerą. Rink savo šmutkės ir namo. Gerai, tinkamą. Makanas, challengeris, pašauna. Opa! Opa!